Tai sveiki susirinkę, ačiū, kad pakvietėte į šitą renginį ir šitą temą tyrinėju 6 metus, 7 jau gal eina, tai turbūt tikrai žinau nemažai. Ir visą laiką, kai ateinu į auditoriją, visą laiką klausiu, kas iš jūsų manot, kad esat psichologiškai atsparus. Tai klausiu ir jūsų, pakelkit rankas, kurie manot, kad esat psichologiškai atsparus. Dabar apsidairykit ir pažiūrėkit, kiek rankų. 6, 7. Tai situacija būna paprastai tokia panaši ir apie 10% rankų būna, kartais būna ir mažiau. Ir tada aš užduodu klausimą, kiek jums metų šiandien bebūtų? 30, 20, 50, 60, 70? Tai kas už jūs iki šios dienos susitvarkė su visais jūsų gyvenimo sunkumais? Turit pavaduotojų kažkokių, ar ten kažkokių darbuotojų įdarbinę šitam etatui? Tai kas susitvarkė? Aš. Teisingai. Tai iš tikrųjų mes patys su viskuo susitvarkom ir kartais su profesionalų pagalba, kartais ne su profesionalų pagalba. Bet mes turim kažkokį tokį įsitikinimą apie tai, kad mums to psichologinio atsparumo nuolat trūksta arba jisai galėtų būti didesnis. Tai šiandien pabandysiu pasakyti tam tikrus dalykus, kur jūs dar kartą galėsit pasitikrinti, kiek jūs esat psichologiškai atsparus ir kasgi visgi su tuo jūsų psichologiniu atsparumu tvarkosi. Tai kalbant apie psichologinį atsparumą, jisai kaip savoka ir naudojama psichikos sveikatoj yra apie 20 metų ir pats tas reiškinys praėjo 3 etapus. Iki tol tie, kas dirbo kažkokiose organizacijose, korporacijose ir panašiai, dažniausiai gaudavo kažkokius streso valdymo mokymus arba ieškodavo pareigų arba kažkokių užsiėmimų, kur to streso būtų mažiau. Teisingai? Tai galų gale, kai jau paaiškėjo mokslininkam, kad nėra galimybės žmogui būti gyvam ir nejausti streso ir stresorių, tai tada pradėjo ieškoti kaip tokio priešnodžio ir tas psichologinis atsparumas įgavo tokį svarbų vaidmenį. Ir šiai dienai, ypač esant karo grėsmiai arba daug nerimo dėl karo, tai tampa dar labiau ant bangos ir visi siekia trumpai, greitai, sėdint ant sofos, pasididinti tą psichologinį atsparumą. Kadangi mano daug metų yra praleista kariuomeniai ir aš dirbu su kariais, kurie žmonės mano, kad kai jisai užsideda uniformą, nesvarbu ar užsidėjo vakar ar prieš metus, jisai automatiškai tampa atsparus, gali eiti nevalgęs, nemiegojęs, daug visko daryti, dėl to, kad jis yra su uniforma. O iš tikrųjų kartais būna žmogus atėjęs ką tik, arba prieš mėnesį, arba prieš 2, nulipęs nuo sofos, nuo mamos kotletų ir jis jau turi demonstruoti tą savo atsparumą. Tai realybėje taip nevyksta ir iš tikrųjų tas psichologinis atsparumas praėjo 3 etapus moksle. Tai kas liečia atsparumą, pirmas etapas buvo toks, kad žmogus arba gimė atsparus, arba negimė atsparus. Tai reiškia, kad arba tau pasisekė ir turi genus ir turi tokį charakterį, kad tu esi atsparus, arba ne. Antras etapas buvo kažkur tai prieš 15 metų, kai buvo manoma, kad atsparus gali būti tik tai tie, kuriems gyvenime pasitaikė daug sunkių patirčių. Tai jeigu taip žiūrėsim iš gyvenimo perspektyvos, tai mes visi maždaug vienodai tų patirčių, tik skirtingų turim, skirtingais gyvenimo etapais. Ir sakyti, kad jeigu tau čianais pasisekė, kad tu iki 30 metų ten patyrei 3 netektis, netekai darbo, ten artimo žmogaus ar dar kažko, kad tu esi atsparesnis, tai irgi pasirodė ne visai logiška, dėl to, kad gyvenimo perspektyvoje visi tų netekčių
patiria, arba jeigu nepatyrė dar iki šiol, tai patirs rytoj ar už savaitės. Ir trečioji pati dabar jau vykstanti ta atsparumo banga yra apie tai, kad tas atsparumas yra ugdomas ir yra keletas komponentų, kurie lemia tą mūsų didesnį ar mažesnį atsparumą. Bet visame kame ir pats svarbiausias dalykas, kalbant apie psichologinį atsparumą, tai yra suprasti, kad jeigu aš iki šios dienos su visais sunkumais susitvarkiau, kurie buvo, tai kokia tikimybė, kad ir su sekančiai susitvarkysiu? Didelė tikimybė. Ir dar vienas yra labai svarbus dalykas, kurį, galvojant apie savo psichologinį atsparumą, reikia prisiminti, tai yra, kad jums, man ir visiems žmonėms nutinka tik tie dalykai, kurie jau kažkam iš žmonių yra nutikę. Ir jeigu nors vienas, Petras, Marytė, Almantas ar dar kažkas susitvarkė, tai žinokit, kad yra galimybė kiekvienam iš mūsų su tuo susitvarkyti, o kad atskris ten iš kitos planetos kažkas ir tau atsitiks ypatingai vienetinis dalykas, praktiškai šansų nėra. Tai šitas slaidas yra mano pats mėgstamiausias slaidas ir aš visą laiką sakau, kad jeigu 50% gyvenimo laiko tu jautiesi gerai, o 50% blogai, tai esi vienas iš žmonių. Ir kalbant apie mūsų pojūčius, tai ir tas emocijas, kur labai gerai Almantas pasakė, kad jos visos yra reikalingos, tai yra informacija ir galit patys pagalvoti, kai buvot pačioj juodžiausioj duobėj, tam juodžiausiam sezone, kuris ištiko ir kuris gali trukti nuo kelių minučių iki kelių metų, kiek ištisai jūs tam dugne jautėtės? Dieną, 2, 3 ir ar tai buvo nepertraukama, ar visgi po kažkelių valandų kažkokių tai veiksmų, pagalbų, kreipimosi ar kažko tai darimo vis tiek kažkiek palengvėdavo. Tai čia taip priklauso kiekvienam iš mūsų ir mes esame individualūs. Bet kodėl tie žmonės visą laiką keli tik rankas, o visi kiti galvoja, kad yra neatsparūs? Ir aš galvoju, kad tai yra dėl to, kad mes turim gyvenimo planą. Vat prieš tai buvo labai geras pavyzdys. Turiu vaikystės svajonę ir manau, kad gyvenimas toks turėtų būti. Tai dabar užduokit savo klausimą. Tie, kurie gimėt nepriklausomoj Lietuvoj arba jau augot nepriklausomoj Lietuvoj, nei vienam iš jūsų, tuo labiau iš jūsų tėvų, neatėjo į galvą tokia mintis, kad mes gyvensim šalia karo ir kad bus akivaizdi karo grėsmė. Todėl, kad mes savo galvoj ir svajoniai turim planą tokį, koks yra mūsų ir viso to kito, kokia yra realybė, nenorim. Ir turbūt čia jūs ne vienas ir ne du turit kažkokius tai gyvenime planus ir kuriat ir juos pasirašot, ar per Kalėdas naujiem metam, ar per gimtadienį sekantiem metam, bet mes savo tą gyvenimą planuojam. Teisingai? Tai kiek iš jūsų susiplanuojat, pavyzdžiui, kad busit nedarbingume ten kokias 3 ar 4 savaitės dėl savo ar vaikų ligos, arba kiek jums dienų reikės laisvų dėl to, kad reikės vykti į laidotuvės kitam Lietuvos gale, į Šermenis ar į pačias laidotuvės. Tai mes šitų dalykų nesusiplanuojam, gyvenimas turi tą planą ir tada, kai tai nutinka, tai kas atsitinka, visą laiką būna nelaiku. Nebuvo dar laiku nei ligos, nei kažkokių tai išvykų, dėl to, kad mes savo planuose turim tik tai tuos dalykus, kurių norim. O tie, kurie yra natūralūs ir atsitiks, tai mes jų neužskaitom. Ir tada gaunasi stresas nelaiku ir tada man to atsparumo tikrai labai daug reikia. Tai kitą kartą, kai gausit sveikinimus gimtadienio arba naujų metų progą,
įdėmiau pasiklausykit, ko jums linki. Sveikatos, laimės, džiaugsmo, pinigų, o niekas nepalinki iššūkių, su kuriais susitvarkysi, arba stiprybės, arba energijos susitvarkyti su tuo, kas tau nutiks. Tai čia yra dėl to, kad mes ieškom informacijos, kad, tarkim, Volvo geriau už BMW arba atvirkščiai ir ieškom tik tai mum reikiamos patvirtinančios, kad tikrai geriau. Ir 51% randam, kad geriau, o 49% kad ne. Bet mes niekada neieškom to, kodėl ne. Tai tas visiškai atsitinka ir su mūsų gyvenimu, ir su mūsų pasirinkimais. Ir dėl to mes nesusiplanuojam tam tikrų dalykų, kurių mes nenorim. O kai tas gyvenimo planas išlenda, tada yra kitas dalykas, kaip tą savo atsparumą didinti, tai yra priimti realybę ir kad jinai gali būti visokia ir su ligom, ir su netektim, ir su viskuo, su kuo žmogus susiduria. Nu ir ką iš to, kaip čia dabar priimti tą realybę? Tai dabar pasitikrinkit antrą kartą. Dabar pasakysiu 3 esminės kompetencijas, kuriomis pasižymi atsparų žmonės ir jūs galite pasižiūrėti, ar jūs esat jų tarpe ar ne. Tai atsparumo testų internete, tai begalė, net nežinočiau, kurį labai rekomenduoti, nes jų yra tiek daug įvairiom situacijom, kad Dieve padėk išsirinkti. Bet kurį jūs be pasidarytumėt, tai bent jau savo tą atsparumo stilių, kaip jūs jį didinti galit, tikrai galit rasti. Tai tiem, kam įdomu, tikrai pasiieškokit, nes šiai dienai šita mada atsparumo ugdymo yra tikrai viršui ir tikrai galit jūs pasiieškoti. Bet aš jums pasakysiu 3 kompetencijas ir jeigu jūs turit 2, tai reiškia, kad esat 7 iš 10 balų atsparumo lygio. Tai 1, 2, 3 ir viskas aišku. Tai pirma kompetencija, kurią pasižymi atsparūs žmonės, yra ta, kad žmogus supranta, kad kančia, įvykiai, netektis ir visi sunkumai yra gyvenimo dalis ir be jų neišsiversi. Ir kad į gyvenimą įskaičiuota viskas ir tu daugiausiai išmoksti iš tų dalykų, kurie tau sunkus, nors tuo metu, kaip jie vyksta, atrodo, kad viskas prapuolė, pasaulis baigėsi ir tikrai yra praraja. Antra kompetencija, kurią pasižymė atsparūs žmonės, yra, kad kai įvyksta ta kažkokia tai situacija, įvykis, netektis, žinutė, kažkoks tai elektroninis laiškas, diagnozė arba dar kažkas, kad jisai supranta, kad va dabar atėjo mano eilė ir aš tam mėšlė esu iki pažastų ir dabar man reikės su tuo tvarkytis. Ir aš nebėgu, neapsimetu, nelendu po stalu ir nesakau, oi čia negali tai būti, bet iš tikrųjų taip yra su manim šiuo metu ir aš esu toj duobėj. Ir trečia kompetencija turbūt yra pati svarbiausia, tai yra, kad jum yra aišku, kas konkrečiai jum asmeniškai gali padėti tuose sunkumuose tvarkytis arba kas gali padėti išbūti su tuo sunkumu, kai jisai vyksta tuo metu. Tai reiškia, kad jeigu aš žinau, kad man padeda skambinti draugiai, o jeigu paskambinsiu 5, tai bus dar geriau, tai aš ir skambinu draugiai. Jeigu man padeda klausytis 3 valandas liūdnos muzikos, tai aš ir klausau tos liūdnos muzikos. Tai nereiškia, kad jūsų situacija pasikeitė arba kad jūs apie tai negalvosit. Blogiausia, kas gali būti, ypač jeigu esant šalia žmonių, kurie patiria sunkumų, sakyti negalvok apie tai. Nu tai negalvok apie salotinį dramblį, visi pagalvojot, tai čia lygiai tas pats su mūsų problemom, kurios kyla. Tai kalbant apie trečią kompetenciją, svarbiausia yra turėti labai aiškiai, kas tau padėjo visus praeitus kartus, kai tau buvo sunku. Ką tu tada darei, vienas klausimas.
ir kas tau tikrai padėjo. Nes jeigu jūs sakot, kad man gali padėti kelionė į žirgyną ir jojimas žirgų, o tas žirgynas yra už 30 km, tai kiek jūs galit paimti, kai jums tas sunkumas yra ir tą daryti. Arba jeigu jums reikia važiuoti ten dar kažkur tai į kažkokią tai šventą vietą ir ten būti, tai jūs tikrai pagalvokit, kad jums tai būtų pasiekiama ranka ir nebūtinai tai daug kainuotų ir nebūtinai tai turi būti kažkas, ką daro jūsų kaimynas, sesuo ar brolis. Svarbu, kad jum konkrečiai tai padėtų. Ir tas atsparumo meniu gali būti nuo iki, svarbiausia, kad jisai tiktų jum ir kad tai būtų jūsų galėjimo išbūti su tuo sunkumu saugi vieta. Kažkas piešia, kažkas eina miške 5 kilometrus, kažkas eina į sporto salę, kažkas meldžiasi, kažkas medituoja. Svarbiausia yra ne kas ten kažkam tiko, o susirasti, kas man tiko ir kas man padėjo per sunkiausius etapus mano gyvenime iki šiol. Tai labai didelė tikimybė, kad jeigu jūs turite 3 dalykus, o gal 5, ir jeigu jūs vis tiek juos darysit, tai tikrai jums padės. Taip pat neatmeskit profesionalios pagalbos, nes kartais tau sunku tiesiog susiorientuoti, nes tų iššūkių ir problemų yra tiek daug arba jų intensyvumas yra toks didelis, kad pačiam labai sunku suprasti. Arba pasakyti draugui, o jisai tau pasakys, kad ai va, man čia buvo, nu čia kokia čia tavo problema. Tu nežinai, kelintas aukštas ir sluoksnis tos paskutinės problemos, su kuria tu kreipėsi, nes niekas nežino, kas po tuo slypi. Tai kalbant apie traumas, yra labai dažnai bandoma ieškoti ten vaikystėj tų traumų, bet traumos gali nutikti kiekvieną dieną. Ir šiandien taip pat, jeigu jūsų gyvenime vyksta kažkas tai per greitai, per daug arba per anksti šiai dienai ir su jūsų informacija ir turima patirtim ir turimom veiklom ir jūsų 24/7 užimtumu, tai gali nutikti ir dabar. Ir tai nebūtinai atsitiko kažkada tai vaikystėj, bet jeigu jūs neturit galimybės inventorizuoti, kaip atrodo jūsų diena, kiek laiko jūs dirbat, kiek laiko jūs miegat, kiek laiko jūs, ar iš vis turit tokį dalyką kaip galimybę turėti poilsį ar atostogas ar išeiginę, ar čia laiko gaišatis, tai irgi tai neatneša jum tos sveikatos. Ir dabar toks labai dažnai mūsų įpuolamas spastas, tai dažniausiai mes įpuolam į vieną iš tų 3. Bet tie 3P tai yra jum, kai busit sekančiam sunkume arba kažkokiam tai įvykyje, arba kai jau matysit, kad jum tikrai labai yra blogai, arba pamatysit, kad šalia jūsų esantis žmonės taip jaučiasi, tai jūs pagalvokit, į kurį iš tų 3P jūs papuolat. Pirmas tai yra personalizacija, kad kartais mes prisiemam atsakomybę savo už viską. Ir jaučiamės atsakingi, kad jeigu aš būčiau nepasakęs ten kažkokio sakinio ar kažkokio žodžio, tai greičiausiai tai būtų neįvykę. Arba jei būčiau pasakęs kitaip, kitokiu tonu ar dar kažkas, tai galėtų pasikeisti. Tai pirmiausia yra suprasti, kiek toj pyrago daly yra mano konkrečios atsakomybės. Ir jeigu kažkas tai labai galvojat, kad keičiat pasaulį, nu tai išeinat į lauką ir išjungiat lietų arba išjungiat saulę ir jeigu jums tai pavyko, tai galit savo prisimti tą atsakomybę, kad keičiat jūs tą pasaulį. Tai ta personalizacija ir prisiėmimas tos atsakomybės už viską mums patiems trukdo ir mes tada galvojam, kad nu vat aš čia kaltas dėl to, kas įvyko. O galbūt jūs iš vis nei tas jūsų sakinys net nebuvo išgirstas, nei jūsų tas elgesys nebūtų pakeitęs kažkieno gyvenimo. Svarbiausia yra realiai susiprasti, kiek aš toj situacijoje ir tam kontekste galiu padaryti. Antras P, į kurį mes irgi dažnai labai papuolam, tai yra paplitimas. Jeigu jums kažkas tai darbe arba kažkas tai namuose
ir kažkokia tai bėda, nelaimė, netektis, tai kaip mums atrodo, kad tai apims visas mano gyvenimo sritis ir viskas, pasaulis pasibaigė, draugai nusisuks, šeima nesupras ir ten visi kiti dalykai iš darbo atleis ir dar kažkas tai atsitiks. Kartais iš tos nesėkmės paskui ateina sėkmė. Svarbiausia yra tuo metu, kai tu esi tam tikrai sunkume arba tam mėšle iki pažastų, suprasti, kad kaip bebūtų, tau reikia eiti toliau į tą pačią pusę, į kurią tu ėjai, nežiūrinti tai, kad tu jautiesi blogai ir nebūtinai pralaukti, o dėti žingsnį ten, kur gali ir į kažkurią pusę vis tiek nueisi. Ir trečias P, tai yra irgi mums sunkume, kai mes esam duobėjai ir kai yra tas juodas etapas arba gali būti kažkokia informacija, kuri atrodo tęsis amžinai ir situacijos nebepakeisi. Tai gali mums atrodyti, kad tai visą laiką bus per amžius ir tai niekada nepagerės. Kad aš visą laiką būsiu duobėjai, blogai jaučiuosi ir tai bus tik tai blogyn. Tai reflektuoju į prieš tai Almanto pasakytą, kad emocijos vis tiek pasibaigia arba jos būna nebe tokios grėsmingos ir jos taip mums nebeskaudina. Čia tas pats, kas įsidėtum akmenį į kišenę, pradėtum vaikščioti, pradžioje jaučiasi labai, o vėliau su laiku vis tas mūsų pojūtis mažėja. Tai čia yra tie spąstai, į kuriuos mes papuolam. Ir dabar pabaigai, nuo ko pradėti dabar, tai kadangi jūs jau pasitikrinot savo atsparumą ir iš tų 3 kompetencijų žinot, kas jums veikia, pagrindinis dalykas, su kuo reikia dirbti, tai yra su savim ir išsiaiškinti savo sunkumus ir pačius sunkiausius įvykius ir potyrius gyvenime. Ir dar svarbiau žinoti, kasgi tau padėjo. Kaip tu su tuo tvarkysi ir kaip tu su tais savo įvykiais visais, kurie bus rytoj poryt ir už poryt, tvarkysies vėl. Mūsų nerimas ir atsparumo siekis dažnai kyla iš to, kad mums šiai dienai atrodo, kad aš jau tikrai visko gyvenime patyriau ir aš jau daugiau nebenoriu sunkumų, tik neatimkit iš to, ką turiu. Ir atsparumas niekada negali būti ugdomas klausant šitos paskaitos, žiūrint ar skaitant atsparumo testus. Ir jo vienintelis dalykas, kaip jį pasiugdyti, tai yra neužsimerkti ir nelysti po stalu esant sunkumui, o žiūrėti, kas su tavim vyksta būtent tą akimirką ir kas gali tau padėti išbūti tame sunkume tiek, kiek reikės. Ir dar vienas dalykas, kurį mes labai dažnai pamirštame ir nesinaudojam tokią galimybę, kad, kaip jau minėjau, jum nieko nenutiks, kas jau nėra nutikę žmogui. Pagrindinis reikalas, kad mes galvojam apie save, kad mes ypatingai pažeidžiami ir turim net tokį kaip ir epitetą, kad tau dabar taip nutiko dėl to, kad tu esi ypatingai stiprus. Kadangi aš esu toks silpnas, tai man tokie sunkus dalykai nenutinka. Nutinka visiems ir visi gali su tuo susitvarkyti, nes jeigu kažkas su tuo susitvarkė, tai ir tu gali susitvarkyti. Tai to reiktų nepamiršti ir paklausti to žmogaus, kuris pro tai praėjo, ką jisai darė ir kas jam padėjo. Ir pabandyti tą pačiam išbandyti ir turėti savo atsparumo meniu. Minimum iš 5 punktų. Tai tiek jums norėjau šiandien pasakyti. Ačiū.